Noriu papasakoti apie kelis pagrindinius dalykus, į ką reikia atkreipti dėmesį, kai ieškote mašinų aukcionuose. Tai yra du pagrindiniai dalykai. Tai yra atkreipti dėmesį, kas yra pardavėjas, ar tai yra privatus asmuo, ar tai yra draudimo kompanija. Visą laiką reikėtų žiūrėti, kad tik būtų draudimo kompanija, kadangi privatus asmuo, kai visą laiką praktika rodo, būna kažkas tai su mašina negerai. Nes jie nuperka mašiną jau iš aukciono, patitvarko ją, kaip sakant, ant snarglių ir vėl išdeda pardavimui. Kitas dalykas, į ką reikia atkreipti dėmesį, tai yra mašinos dokumentai. Visi, kur prierašai yra destruction, junk, for parts, bill of lading. Tik vienintelis bill of ladingas tinka, kur Vašingtono steito yra. Kiti visi netinkami. Mums reikalinga salvage, rebuildable, fludas tinka. Fludas irgi ne visų tinka, yra Floridos Certificate of Destruction, tai jisai yra netinkamas. Tai va, šitie pagrindiniai, arba clear, aišku, geriausia yra clear, bet turbūt daužtų mašinų aukcione clear yra labai nedaug. Tai tie pagrindiniai dalykai, o jeigu jūs susidurėt su sunkumais, kaip tai patikrinti ir pažiūrėti, visada kreipkitės į mus ir mes būtinai pagelbėsim ir padėsim.